Nežinau, kaip baigsis serija, bet vieną galiu pasakyti, kad tikrai lengvai netiduosim, nei žaidėjai, nei treneriai. Pasikartosiu turbūt, ką ir paskutiniai konferencijai sakiau, kad Ryto žaidėjai nusipelnė žymiai daugiau pagarbos ir tą jie tikrai bandys įrodinėti toliau. Žinom, kad Žalgiris atvažiuos į sekančias rungtynės tikrai su didesniu fiziškumu, bet kartu su savo arena, su savo fanais mes turim tam pasiruošti ir tą atlaikyti. Ir užbėgant visai serijai už akių įvykiams, galiu pasakyti vėl, ką visą laiką kartodavau. Rytas bus vienintelė komanda, kuri visos serijos metu, nepaisant pergalės ar pralaimėjimo, mes niekada nešnekėsim apie teisėjus arba apie traumuotus žaidėjus. Po praėjusių rungtynių kalbėjot, kad Rytas gins titulą, kaip sakykime, kaip tikri velniai, ar ne? Kaip šiandien tas dalykas pasireiškia jūsų akim? Manau, kad pražangom pasireiškia, 3 žaidėjai išsibaudavę, aišku, ir buvo 2 pratęsimai, tas irgi turėjo, kaip pasakyti, įtakos, bet esmė, kad, sakau, nežinau, kiek rungtynių bus, 3, 5, 4, norim atrodyti taip kiekvienose, aišku, kaip jos pasibaigs, tikrai nieks negali prognozuoti. Ir visą laiką sakau, kad apginti yra sunkiau, šiandien tikrai buvo sunku, bet didžiuojasi žaidėjais ir tikrai didžiuojasi ir fanais, kurie vėl turėjo progą šiandien pasilinksminti ir turės gerą kelionę atgal. Kad po pirmo pratęsimo pabaigoje atsiliknėjo truputį, tada vėl išplėšėt antrą pratęsimą. Kas tame antrame pratęsime buvo kitaip, kad tu jau susikravo tą didesnį pranašumą ir jau galų galiai išvažiavote tą pergalę? Manau, jie grįžo į rungtynės tik dėl mūsų kai kurių mentalinių klaidų, su atkovotais puolime kamuoliais, su tais tritaškiais, realiai, kurie metantys žaidėjai yra tokie spotapai, kurie tikrai daug ir skaudžiai kainuoja. Privalėjom rungtynės užsidaryti gal ir anksčiau, bet čia yra Žalgiris. Čia yra rungtynės Kauno Žalgirio arenoje ir niekas čia nieko taip pat lengvai netiduos ir tą mes puikiai suprantam. Prie to sugrįžimo nemažai prisidėjo Aizė Vongas, kuris nežaidė pirmą mačo pusę, bet tada 9 taškus berods surinko per trečią kėlinį. Kiek jums tai buvo netikėtas toksai, sakykime, faktas? Taip, realiai netikėtas buvo. Jeigu atvirai, tai jam mes net nesiruošiam. Dabar reikės pasiruošti ir būti geresniai su juo kitose rungtynėse, nes Žalgiris turi daug žaidėjų. Visą laiką mes taip prieš svarbias rungtynės norim pasakyti, kad mažiau yra daugiau. Tai pasirinkom kai kurių žaidėjų nerodyt, Vongas buvo vienas iš jų ir šitoje vietoje kažkiek gal ir nukentėjom, bet turim būti geresni sekančios rungtynėse. Puikų toną rungtynėse uždėjo Ąžuolas Tubelis, greiti 9 taškai ar 10 taškų, jisai per 2 kėlinius pasiekė rezultatyvumo rekordą atkrintamuosiuose per tuos 3 sezonus. Kuo skiriasi Ąžuolas, sakykime, nuo to, koks buvo pusfinalyje ir koks buvo šiandien? Niekom nesiskiria. Ąžuolas vis dar yra geras žaidėjas, nesvarbu, kad jis sužais kelias rungtynės prastesnės. Gal kažkur neparankesnis varžovas, gal dar kažkas, gal metimai nesukris, gal sprendimas ne tas bus, bet kad ir sužaisis kelias kažkokias silpnesnės rungtynės, jis vis dar yra žiauriai geras žaidėjas su labai aukštu IQ ir mes jo žiauriai tikim. Jis vėl netgi kaip pasakyti, nuo to ne pačio geriausio pusfinalio mes jį pradedam rungtynėse, tai turbūt daug ką pasako, tai neturim su tuo problemų ir tikim tikrai Ąžuolu labai stipriai. Po 1 iš rungtynių pusfinalyje minėt, kad neradot vienu metu laiko Ignui Sargiūnui, šiandien jisai fantastiškas 15 taškų. Ką galima naujo apie šį vyruką ir jo charakterį pasakyti? Tai kad jis visą laiką pasiruošęs ir sekančios rungtynės irgi norim dar daugiau žaidėjų, kad pasijungtų ir aišku, ir geresnių sprendimų norim ir geresnių su tuo varžovų skautingu, vadinkim, nes tikrai atidavėm ir stiprių rankų ir kamuolį pasiėmė tie, kas tikrai gerai lipa ant kamuolių ir panašiai. Tai Ignas yra vienas iš tų žaidėjų, kuris gal ir ne visą laiką prieš rungtynę žino tikslės savo žaidimų minutės ar rotacijas, bet jis puikiai su to susidoroja ir yra visą laiką pasiruošęs. Tiek prieš 3 metus, tiek pernai nepalankės prognozės naudojat kaip motivaciją žaidėjams, Rūbiniai. Ar šiemet girdėjot kalbas ar naudojat vėl tą patį?
Tai aišku, girdėjo, manau, ir lietuviai žaidėjai girdėjo, pasakėm tik tais legionieriams, nesu tikras, ar jie tos dalykus seka, tai tiesiog pasakėm, čia vienas iš tų, vadinkim, motivacinių, bet tai nėra pats tas varantysis labiausias žaidėjai, ką, jie alkani, jie nori laimėti ir tikrai darys viską, kad, kaip pasakyt, titulą gintume iki galo, kaip ten bebūtų. Nežinau, kaip čia viskas baigsis, bet tikrai niekam nieko lengvai netiduos. Sirgaliai Džiugoje šiandien tarsi dvigubo pergalę. Vilkai stabdo veiklą, Rytas pradeda finalą pergalingai. Kaip jūs pasitiko tą naujieną, kokia reakcija yra tai, kad Vilkai stabdo veiklą? Manau, kad nėra dabar tikslinga finalo metu kalbėti apie tai. Šiaip savo nuomonę turiu labai aiškiai ryškę apie tai, gal po paskutinių rungtynių. Jeigu atsiminsit, paklauskit, dabar tikrai norim persigrupuoti galvas, išsivalyti, kuo greičiau pailsėti ir ruoštis rytojaus treniruotei. Tai nenoriu, kaip pasakyt, kažkokių čia citatų dėti ant antraščių. Tai pasilikim tą gal po paskutinių rungtynių. Ką pagerinti norite žaidime, kas šiandien nepatiko ir ką reikia pataisyti iki šeštadienį? Kaip ir minėjau, turbūt sprendimai, nes žinom, kad kamuolio tas spaudimas bus dar aukštesnio lygio ir tą, ką sakiau, kaip mes gerai žinom varžovų skautingą. Tai jeigu mes kažkur pamirštam ar stipriasias rankas ar panašius dalykus, tai nelabai toleruotina yra finale ir tą turim išsitaisyti ir tuos namų darbus geriau pasidaryti. Tai neturi Žalgiris 25 žaidėjų, jie turi 12 žaidėjų ir turim juos žinoti. Serijoje su Lietkabeliu sakėt, kad galbūt net neplanavot išleisti 11 žaidėjų rotacijoje, šiandien rotavo tos pačius 11 žaidėjų. Buvo toks planas prieš rungtynės ilgą rotaciją naudoti? Tikrai buvo, nes penktose rungtynėse, manau, nemažai žaidėjų pagavo tą bangą ir pagavo pasitikėjimo tą gerą lygį ir nesinori kaip treneriui jo numušti. Labai geras fokusas buvo paskutinės 2 dienas ir šiandien rytiniai treniruotėjai, tai žaidėjai tol finalo laukia 10 mėnesių ir būtų labai neteisinga iš mūsų pusės kažką pasodinti ant suolo ir visiškai naudotai stengiamės visiems žaidėjams tą pajaust finalo ritmą, pajaust finalo atmosferą, nes serija gali būti ilga ir pasikartosiu, mums reikės kiekvieno žaidėjo. 19 klaidų, bet net ir su jom sugebat laimėti Žalgirio arenoje. Kur labiausiai strigote tą kamuolį skirstant ir ką apskritai pasakote apie komandą, kad net su 19 klaidų sugebat iškovoti pergalę? 19 klaidų per 50 minučių. Tai šiek tiek iškreiptas tas skaičius ir aišku, turim būti stiprus su kamuoliu. Žalgiris turi tokių elitinių gynėjų ant kamulio, vadinkim, kurie gali rungtynės keisti nei vieno metimo neišsimetę. Tai tą mes matom ir Eurolygos ilgam sezone ir čia LKL. Tai tiesiog kitą kartą gal ir mano neteisingos derinio pavadinimas, kad mes atakuojam ne tą žmogų, jeigu tam tikras žaidėjas dengia mūsų žaidėją ir mes dar pakviečiam tą didelį, kuris vienas iš geriausių jų gynėjų, tai čia jau yra trenerio klaida. Tai tas klaidas irgi turi mentalinės išsivalyti mes treneriai. Pernai labai sunkus pusfinalis su Vilkais, šiemet sunkus pusfinalis su Lietkabeliu. Pernai prireikė 1 pratęsimo Kaune iškovoti pergalę, šiemet 2 pratęsimai ir pergalę. Gytis Radzevičius sakė, kad yra tie flashbackai pernai, ar yra pasijustas dežavų jausmas? Ne, rungtynės einam per rungtynės, nėra vietos jausmams, sakau, reikia paruošti kūnus ir protą sekančiam rungtynėm, o čia labiau gal, nežinau, žaidėjų tokių klauskit, tikrai nėra tokių minčių. Treneris šiandien Aržai Kaulas 20 metimų, išsimetė 19 taškų, baigė, ar ne? Ar galim sakyti, kad jis toks vienareikšmiškas Ryto lyderis, užėmęs gal net ir to pačio Fosterio vietą, kuris buvo pernai? Jo, matau. Jo, mes įstatėme rungtynių pabaigoje ant tų lemiamų metimų, 2 kartus jis galėjo spręsti rungtynės, dėja šį kartą nepataikė, neuždarė rungtynių. Tikimės, kad tie metimai sukris kitą kartą. Tai su juo labai komanda jaučiasi komfortabiliai, kiti žaidėjai, nes jisai gerai kontroliuoja, gerai įdinėja derinius ir teisingus taikinius visą laiką atsiveda. Tai ir tokia jau ramybė pas jį atsiranda veide visų pirma, emocijose ir to mūsų pakankamai jaunai komandai tikrai reikia tais svarbiausiais momentais. Iškart pasakėt, kad nekalbėsite apie teisėjus, jūs būsite ta komanda, čia daugiau apeliacija į kitą pusę, kad ten gali būti kažko ieškojimas. Nieko nekomentuosiu, jeigu galima sekantį klausimą.
turbūt viskas. Ignas Sargiūnas pusfinalį buvo kartais net nekeliamas nuo suolo, o dabar išėjo ir tikrai buvo šitų rungtynių vienas X faktorių. Ką pasako tokios rungtynės apie Igną, ką jūs pamatėte jame šiose rungtynėse? Manau, kad jau tas klausimas atsakytas buvo, aš nežinau. Jo, tai tas klausimas atsakytas. Tada praleidžiu. Viskas ok.